Labas vakaras, Karvelija, prašau prisėsti. Vakaras. Ir antroji mūsų šio vakaro dama, kuri turi daug problemų su savyje, tai yra Liza. Pasitikite Liza. Į merginų ties 40 klausimus atsakys sekso daktaras, žmogus į Kamasutrą įrašęs dar 3 pozas, Janas Pizozauras. Labas vakaras, pinigai. Tikimės tiesiog netemdami mūsų pigaus laiko, norime pradėti. Taigi, iš tikrųjų, Karvelija, ar galėtum pradėti nuo savo pirmosios problemos? Mano tokia įdomi problema. Perskaičiau Alano Karo knygą Lengvas būdas pastoti. Tai jau 6 metus non-stop varau. Daktarė, ką jūs galėtumėt pasakyti apie šią itin sudėtingą situaciją? Aš galėčiau pasiūlyti jums perskaityti mano knygą, kaip lengvai pradėti užsiimti oraliniu seksu. Liza, jūsų pirmoji problema. Na, kaip matote, aš esu gerai išsilaikiusi, 45 moteris ir turiu vieną labai didelę problemą, nežinau, ką su ją daryti, niekada prieš tai nebuvau susidūręs, tai yra menopauzė. Gal ką nors patartumėt? Taip, be abejo. Aš jums pasiūlyčiau tabletės Menoplay ir lubrikantą Meno Fast Forward. Kągi, merginos, jūs esate tiesiog tragiškos, labai didelis jūsų bėdos ir Karvelija, antroji jūsų problema, girdėjau, yra itin opi didžiai daliai moterų. Na, aš ją tikrai ilgai kenčiau, žinokit, bet teks atskleisti mano čia šeimos problemą tokią. Daktarė, tikiuosi padėsit. Tai va, sekso metu vyras vaidina orgazmą. Kaip dažnai? Visą laiką. Atsiprašau, jūs teigiate, kad jūsų vyras užsiima su jumis seksu? Taip, be abejo. Žinote ką, griebkite savo vyrą ir veskite pas mane. Zoofilija yra gydoma. Nu, nieko čia nepadarysi. Ir antroji Lizos bėda. Niekaip negaliu surasti vyro. Ką galėtumėt man patarti? Opi problema, daktarė, gal jūs kaip nors? Ne. Aš pasiūlysiu tokį ekstravagantišką iš tikrųjų sprendimą, kuris padeda daugeliai moterų jūsų amžiaus. Taigi, įsivaizduokit, uniformuoti jauni gražūs vaikinukai pagal iškvietimą visą parą 112. Nu, visiems aišku, kuo naudojasi mūsų daktaras.